Labas rytas. Tai sveiki sugrįžę. Pradėsim čia šitos kelionės antrą video dalį. Ir ką, pamiegojau šiandien kažkur apie 5 valandas, gal nepilnai. Nes nuo 5 ryto, kai pradėjo jie čia leisti tas maldas, tai tiesiog nebuvo įmanoma miegoti. Atrodo, kad kolonėlių čia nelabai ir matosi, bet toks jausmas, kad jie po mano mašiną jas pridėjo. Tai buvo vakar labai sunku susirasti, kur pernakvot. Arba kažkoks kelias uždarytas, nes norėjau šiaip į kalnus truputėlį pakilti. Tai buvau pakilęs 2 kartus. Tenais va kažkur. Bet tai uždarytas kelias, tai dar kažkas. Tai teko leistis čia į apačią, tai pernakvojau čia. Bet sakau, čia kai pradėjo leisti maldą man iš ryto, tai teko truputį anksčiau atsikelt. Linksmybės prasideda. Ką tik gavau žinutę, kad man baigėsi internetas. 10 gigų sunaudojau per 2 savaitės. Tai nežinau, kaip čia man reikės per tos kalnus važiuoti, nes nėra navigacijos ir nėra kelio. Tai pasižiūrėsim. Bus įdomiau šiandien. Tai viskas klostosi, kaip ir buvo galima tikėtis. Iš ryto nusistačiau tašką navigacijai ir tik pajudėjus baigėsi internetas man. Tai iki to taško dar važiavau, bet man rodo, kad čia dar turiu važiuoti apie 2 kilometrus. Bet, čia nelabai jau kur privažiuosi. Čia turbūt kažkada gal buvo galima, nes Vikilokas rodo, kad čia yra faina offroado trasa. Bet turbūt, kad čia kai buvo ta audra sugadino tą trasą. Tai dabar reikia jungtis man offline navigaciją ir bandyti kažkaip įdomiai toliau čia keliauti. Neina man mąstyti šiandien visai. Kur važiuoju, ten dead endas. Tai dabar tenka grįžti vėl vos ne iki kranto ir tada ten važiuosiu iki vieno miestuko, tokių kaip pagrindinių, sakykim, keliu, asfaltuotų. Ir nuo tenais jau žinosiu, kaip papulti tokį gerą offroadą. Tai tikiuosi vėl nebus kažkas užlieta, nulieta, užgriauta ir panašiai. Taip stačiai kilęs su automobiliu dar gyvenime nebuvau. Jūs pasižiūrėkit, kokio čia statumo yra viskas. Nežinau, čia įmanoma pertikti per kamerą, bet jau truputį buvau įkrovęs vienu momentu, nes Wrangleris sunkiai kilo. Čia tas 2 litrai motoriukas pas jį, tai nėra jis tas senasis gerasis 3.6. Bet, ką žinau, vaizdeliai gražus. Kilu į viršų ir tikiuosi, čia nereikės leistis man per jį atgal. Nes vėl čia gali būti viskas uždaryta ir panašiai, nes iš tikrųjų daug labai kelių pažeistų yra, labai daug tvarkosi čia jie, bet manau, kad prioritetas yra pačioj viskas tvarkyti, o ne viršui. Tai važiuojam ir žiūrim.
Low range'as, viskas kaip priklauso. Nu, gražu, nieko negali sakyti. Čia yra vienas iš tų momentų, kai tu negalvoji apie išleistus pinigus kelionėm. Tai yra kažkas tokio. Visiška dykynė, vidury nieko. Neturiu ryšio, neturiu nieko. Ir va, kažkur važiuoju. Kelias toks atrodo, kad čia baigėsi jau praktiškai. Oi, geras. Va, ir draugas stovi. Sveikas, draugelė. Tai kurią pusę man čia važiuot? Ar čia man leistis į apačią, ar čia į dešinę važiuot? Panašu, kad nemoka lietuvių kalbos. Bet atrodo, kad čia jisai yra laukinis, nes tuos, kurios augina, tai suriša priekinės kojas. O čia va tiesiog vienas ganosi, vidury nieko. Blema, nedažnai pabusi prie kupranugario. Oi, koks gerėtis. Žiūrėkit, kokios akys. Seras. Tai davažiavau dar vieną dedendą, bet iš tikrųjų visiškai nesiparinu dėl to. Nes vaizdai čia yra, nu, jūs patys matot. Man atrodo, laikas yra užkast kažką. Tai va, turiu porą mandarinų iš vakar likę ir truputį riešutuvą. Realiai nieko neturiu, bet nėra blogai. Buvau pamiršęs, kiek jie sėklų turi. Bet labai skanus. Labai skanus. Tikrai tokie. Turbūt pastebėjot, kad nedarau visai video iš miesto gyvenimo. Nors Dubajuje ten yra tikrai ką parodyti. Bet nėra man labai įdomu, jeigu taip atvirai. Ten tie dangoraižiai, ar ten kažkokie klubai, ar ten poš vietos ir panašiai. Realiai atvažiavau į Emiratus dėl šitų reikalų. Dėl kalnų, dėl gamtos. Dėl kopų, aišku. Tai iš tikrųjų, man čia bus toks geras pasiruošimas prieš mūsų kelionę. Dažnai manęs klausėt, tai kur čia važiuosiu ir panašiai. Tai palaukit dar truputėlį, gerai? Palaukit, mes viską dėliojamės. Ir truputį manau, kad bus itališkų prieskonių. Tai neužilgo pranešiu, gerai, viską. O jeigu norėtumėt kažką pamatyti iš pačio miesto, kaip minėjau, ten dangoraižius, kažkokias, nežinau, turtingas vietas ir panašiai, tai parašykit komentaruose. Nesunku, prasuksiu, parodysiu. O dabar dabaigsiu skaniausią pasaulyje mandariną. Gaila, kad vandens čia nėra, nes čia visur tekėtų vanduo. Čia būtų iš viso fantastinis vaizdas. O aš ką, truputėlį pačilinau, užkandau tiek, kiek turėjau. Ir ką, reikia kurti Wranglerį ir judėti toliau į priekį. Iš tikrųjų, tai truputėlį pasiklydau, bet gal šiek tiek pargrįžęs rasiu šitą kelią čia išvažiuoti. Tai eilinį kartą tenka suktis
Nes vėl toks dead endas buvo. Aišku, būtum su dar kažkuo, su rimtais džipais, su liftu, su padangom, su viskuo. Būtų galima važiuoti čia tą upės vaga. Gal nieko čia per daug ir neatsitiktų, bet dabar vienam man čia galiu prisidirbti reikalų, tai po to nebegrįšiu. Tai lėkiu atgal, paimsiu truputį vėl pagrindinio kelio ir vėl įlėksiu kokį offroadėlį. Kažkokia ne mano diena šiandien yra. Pažiūrėkit, kokį akmenį prasileidau į stiklą ką tik. Nesufokusuoja. O. Toks nevaikiškas akmenukas atskrido. Ir iš tikrųjų nelabai supratau. Kažkaip iš apačios jisai čia parėjo. Tai ar iš mano ratų čia kažkaip jį užkėlė ir atėjęs pas mane tiesiai į stiklą? Ar nuo kitos mašinos, bet lygtais nieks nevažiavo, taip važiavo kažkokia ten Corolla, bet netikiu, kad čia tokį akmenį iš po Corollos prasileidau. Oi, nu gerai. Bet depozitas, kuo toliau, to labiau kyba ant plauko. Tai ką, tas akmuo tikrai nuotaikos nepridėjo, bet reikia judėti toliau. Tai važiuoju dabar iki Hata miestuko tokio. Tenais jie turi visokius prūdelius, ežeriukus prie kalnų. Jisai visiškai prie pat Omano sienos yra. Ir kiek googlinau, žiūrėjau, tai mačiau ten galima kajakų susinamuoti. Tai nežinau, gal pasimsiu kajaką, prasiplauksiu. Nu, važiuoju. Tikiuosi, dar neatskris koks nors luitas man priekinį stiklą. Pažiūrėkit, kokios raidės. Kaip Holivude kokiam, nu. Ką, reikės eiti žmonės, o kai miško žmogus tikrai neįsiu. Pagaliau atvykau į Hatą. Sakė, čia yra free shuttle'as autobusiukas, kuris nuveža prie pat to ežeriuko, prie pat tos dambos, tos užtvankos. Tai einu dabar iki to busiko, paveš mane iki pačio vandens ir pabandysiu pasimti kajaką, pakajakinti. Bet tai eilė autobusui. O, ar aš čia tikrai noriu tiek laukti? Turiu nuojautą, kad įsivelsiu ten, kur visai nenoriu. Nu, bet surizikuosiu. 2000 years later. Okay. Tai visiška nesąmonė. Čia padariau, kad pasėmiau tą autobusą. Būčiau žymiai greičiau atėjęs ir šiaip būčiau prasėjęs, pasivaikščiojęs. Bet labai gražu čia, žinokit. Neslėpsiu ir nemeluosiu. Tai reikia man dabar nueiti tenais, nusileisti į apačią, pasiimti kajaką, puft, varyti tenais kur nors. Tai va, kainos. Kajakų, laiviukų, vandens dviračių. Čia vandens būna žymiai daugiau negu yra dabar. Jeigu matot juostą, tai vandens būna iki tenais. Ir šitas visas takelis, per kurį dabar vaikšto žmonės, jisai plaukioja. Geras. Matosi net va linija, iki kur vanduo pakyla. Bandau brautis ir reikia grėbti kajaką. Tai mečiau savo challenge'ą, reikia plaukti visą aplinkų. Čia ta karjera. Įdomu, ar tenais kažkur galima dar pasukti, ar čia tik tais tiek. Jeigu čia tik tiek, tai čia tai vaikų žaidimai.
bet čia žinokit tas karjeras. Jisai tikrai nemažas yra. Aš galvoju, kad čia šitą įlankėlė, bet žiūriu, kad čia dar yra. Lips iš kajako kaip Hoganas. Tai ką, ne pirmą kartą šiandien tą sakysiu, bet priplaukiau dead endą. Tai va, ten buvo plūdurai, kad negalima čia plaukti. Bet kur negalima, ten labai įdomu yra. Nu negalima, čia žinau, bet labai norisi. Pažiūrėkit, kaip suskeldėja. Gali va, ranką sugrūsti visą. Tai panašu, iš čia atplaukia tas vanduo nuo kalnų. Ir tada pildosi tas karjeras visas. Bet eik savo, kai atrodo koks druskos ežeras išdžiūvęs. Pliama, žiauriai gražu. Įsivaizduokit, kaip prisipildo viskas, kai atiteka srovė. O tada tai fainai būtų pakajakinti. Jau vanduo koks šiltas. Ta prasme, turėčiau dabar plafkės, tai tikrai šokčiau išsimaudyti. Wow. Arbatėlė visiškai. Čia per krokodilas. Ne, čia šaka. Įdomu, ką jie čia daro. Nes ten eina vaplaustai iki pat to kalno. Bet čia būtų visai smagu užlipti, pažiūrėti. Bet kaip sakė senas išminčius. Čia nėra ko vaikščių, čia supranti yra teritorija. Tai va, buvo priplaukęs bičiukas, čia prižiūrėtojas. Tai sakau, kada čia, sakau, prisipildo viskas, kada čia bus vandens daug. Sakė, šiaip tai nuo gruodžio pradalyti ir tada prisipildo. Bet sako, dabar dar vis nesulaukėm. Bet dar jis man čia papasakojo tokį įdomų dalyką, tai mato tą pastatą tenais. Blema, čia prieš saulę nelabai galiu gal parodyti normaliai. Bet tas va pastatas, ten yra kaip siurblinė tokia. Ir jie pompuos iš čia vandenį, nes tenais yra irgi toks, kaip pasakyt, tokia kaip įlanka. Bet ten nėra vandens. Ten tiesiog kalnai. Tai jie nori iš čia, ta prasme iš šitos vietos, pripompuoti tenais. Ir padaryti lygiai tą patį, ką čia. Žodžiu, Emiratų reikalai. Nori ir padaro. Easy. Tai ką, žinokit, hatą užskaitau 100%. Labai siūlau čia atvažiuoti. 100 km tiktais nuo Dubajaus. Ir viskas, ir esat vietai. Čia iš tikrųjų labai gražus pats tas miestukas. Aš čia pravažiavau, nefilmavau aš ten visko, bet iš tikrųjų čia labai gražu yra. Čia galima praleisti savaitgalį, ar čia kad ir visą savaitę. Tai jeigu būsit, nesidėkit tik tais Dubajui. Tikrai yra čia ką pamatyti daugiau. Įsivaizduokit, kai būna vandens perteklius ir bėga čia tas vanduo per du šeichus. Nežinau, kas čia per šeichai, kas jie čia tokie, bet greičiausiai tikrai nepaprasti žmonės. Ir va, tas upeliukštis teka toks. O ką, aš nedarysiu tos pačios klaidos. Tikrai nevažiuosiu su tais autobusais, bet šiaip geras Toyota. Mes neturim Toyota, netokį autobusų. O čia jie turi. Spėju, kad patvarus. Pėdinu iki mašinos
ir judėsiu tiesiai į Dubajų. Tai jeigu planuosit, kada važiuoti į Hatą, tai pasistengit nevažiuoti savaitgalį, nes pilna vietinių, daug turistų, tai sunku čia truputį išvažiuoti dabar man iš jos. Tai buvo labai gražios 2 dienos, labai įdomios, tikiuosi ir jums patiko, gražus tie Emiratai. Ir kaip ir minėjau seniau, kad Emiratai yra ne tik tais Dubajus, ne tik tais Abu Dabis. Yra labai gražių daug vietų, kur pavažiuoti, kur paeksplorint. Tai jeigu ir jums patiko, pasidalinkit, paspauskit laiką, parašykit komentarą, patiko, nepatiko, ką norėtume dar pamatyti iš Dubajaus, iš Emiratų. Ir ką tada, susitiksim kitam video. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki, čiau.